Sveiki, ketvirtasis susitikimas apie šventąją dvasią. Ir tiek daug dar norisi visko pašnekėti ir pasakyti. Praėjusią kartą palikau jus štai čia ir tiesiog dar noriu, taip užtvirtinti, kad Dievas Tėvas, šventoji dvasia ir Sūnus, kuris yra įsikūnijęs žodis, yra taip persipinę. Šitose rašto eilutėse matome, Dievas yra dvasia, o jį garbinantis turi garbinti dvasią ir tiesoje. O tiesa, mes jau matėme prieš tai kažkada anksčiau, kad Kristus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai galime sakyti, kad Kristuje ir dvasioje mes garbinam Dievą. Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti jį dvasioje, taip kur šventojoje dvasioje. Ir tiesoje, o tiesa yra Kristus. Ir kad mes esame gyvi, mūsų dvasia, mūsų dvasinis maistas yra Dievo žodis yra Kristus, pats Kristus yra gyvoji duona, jisai mums sau dovanoja savo kūną, sako, valgykite, kas valgys mano kūną ir kas gers mano kraują, jisai yra mūsų maistas. Ne tik fiziškai palikęs mums save duonos ir vyno pavidale, kuriuos priimame tikėjimu, kaip fizinę komuniją, tai reiškia bendrystę su juo. Bet taip pat jis yra mūsų dvasios maistas, mūsų dvasinis maistas, tai yra Dievo žodis, kiekvienas žodis išeinantis iš Dievo lūpų, visa apimantis Dievo žodis yra pats Kristus. Taigi mes matome, kad dvasia teikia gyvybę, o kūnas, šitas fizinis kūnas nieko neduoda. Ir Dievas sako, žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Jėzus Kristus sako, žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Jis pats yra ir gyvenimas, ir tiesa, ir žodis, ir visi tie žodžiai išeinantis iš jo lūpų, išeina ir iš Dievo lūpų. Tai duoda gyvenimą mūsų dvasiai ir mūsų dvasioje yra tikrasis gyvenimas ir tikrasis gyvenimas yra dvasinis gyvenimas amžinybėje. Taigi, matydami, kokia svarbi yra šventoji dvasia, noriu su jumis kartu dar peržvelgti keletą rašto vietų, kur mes esame raginami neliūdinti šventosios dvasios. Šventoji dvasia yra Tėvą ir Sūnų jungianti dvasia, jinai yra nuolatos intensyviai ir intymiai dalyvaujanti Tėvo ir Sūnaus gyvenime ir šia dvasia Viešpats dalinasi su mumis. Įtraukia mus, įsileidžia mus į šią intymę bendrystę. Todėl laiške Efeziečiams 4 skyriui 30 eilutėje mes esame raginami. Ir neliūdinkite šventosios dvasios, šventosios Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Neliūdinkite, ar ne? Ką reiškia neliūdinkite? Kaip mes galime tą šventąją dvasią nuliūdinti? Taigi, panagrinėkime šiek tiek, kaip galima nuliūdinti šventąją dvasią. Luko Evangelija 12 skyrius nuo 10 eilutės mums sako, kas tars žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas piktžodžiaus šventajai dvasiai, tam nebus atleista. Kai jie ves jūs į sinagogas pas valdininkus ar vyresnybės, nesirūpinkite, kaip ar ką atsakysite. Ir ką kalbėsite, nes šventoji dvasia tą pačią valandą pamokys jūs, ką kalbėti. Taigi, kai esame šventosios dvasios valdžioje, gyvename pagal dvasią, šventoji dvasia per mus pati kalba. Ir įkvepia mus, kada reikia ir ką reikia pasakyti. Ir čia mums sako labai griežtai, kad kas piktžodžiaus šventajai dvasiai, tam nebus atleista. Tai lyg būtų sakoma, kad kartą pažinę tiesą apie Jėzų Kristų
ir Dievą, ir Šventąją Dvasią. Pamilę, priėmę, nebegalime prieštarauti tai, kas yra tiesa, tai, kas yra Dievo paskelbta tiesa. Dvasia mumise nebeleis tam prieštarauti. Ir neprieštaraukime, nes prieštaravimas taptų piktžodžiavimu Šventajai Dvasiai. Nebeišsižadėkime tos pažintos tiesos. Jei kartą pažinome Viešpatį Jėzų Kristų ir išpažinome kaip savo Viešpatį, kaip savo Dievą, kaip savo valdovą, likime ištikimi šiai tiesai, nes tai yra Šventosios Dvasios tiesa. Toliau apie tą patį dar kalba Evangelija, Mato Evangelija 12 skyrius ir sako: Sakau jums, kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas dvasiai nebus jiems atleistas. Jei kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista, nei šiame, nei būsimajame amžiuje. Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant blogą ir jo vaisių blogą, nes medis pažįstamas iš vaisių. Ši rašto vieta, manau, kad pakankamai aiškiai mums paaiškina, kaip galime atskirti, kur veikia Šventoji Dvasia. Mes jau prieš tai girdėjome, kaip galime atskirti dvasias, ar ne? Girdėjome, kad iš Dievo ateinanti dvasia visada pripažins Kristų kaip įsikūnijusį Dievą, tuo pačiu buvusi žmogumi, gimusi iš moters, priėmusi žmogišką kūną ir netgi mirus ant kryžiaus ir 3 dieną prisikėlus. Taigi, štai kaip galime patikrinti, ar dvasia, kuri kalba arba kuri veikia kažkur tai žmonėse ar tarp žmonių, yra iš Dievo, ar tai yra Dievo dvasia. Jei šios dalykus žmogus išpažįsta ir tada daro gerus dalykus, duoda gerus vaisius. Geri vaisiai yra kokie, mes jau matome, kokie yra Šventosios Dvasios vaisiai, bet taip pat žinome, kad yra pažadėta, kad gausi Šventąją Dvasią, darys ženklus, gydys ligonius ir išvarinės demonus. Taigi, jeigu matome šios 2 dalykus, kad žmogus išpažįsta Jėzų gimusi kūne kaip Dievą, įsikūnijusi ir jo vardu daro stebuklus, ženklus, išgydymus, išlaisvinimus, nuo kurių žmonėms yra gera, neturėtumėm piktžodžiauti prieš tokius žmonės, jeigu mes matome, kad jie duoda gerus vaisius. Nes sako, kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista. Nei šiame, nei būsimajame amžiuje. Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant blogą ir jo vaisių blogą, nes medis pažįstamas iš vaisių. Tai tas medis ir vaisius gali būti ir vienas asmuo, arba gali būti kažkokios tai tikinčiųjų struktūros. Iš vaisių pažinsime. Vadinasi, ar jų vaisiai yra skaistumas, tyrumas, šventumo siekimas, ramybė, džiaugsmas, meilė tarpusavyje. Ir išgydymai, pasitarnavimas vienas kitam, išlaisvinimai iš tamsos struktūrų, išlaisvinimas iš nuodėmės. Taip mes pažįstame, kad kad tuose žmonėse ir per juos veikia Šventoji Dvasia. Ir tada taip pat pažįstant, nereikėtų kalbėti prieš Šventosios Dvasios veikimą tuose žmonėse arba per tuos žmones. Reikia pagalvoti gerai prieš
prieš pradedant teisti, smerkti arba piktžodžiauti, kad nepasakytumėm kažko, kas taptų piktžodžiavimas prieš šventąją dvasią. Toliau šitoj rašto vietoj matome Kristaus priekaištus to meto mokytojams, fariziejams ir kunigams. Jis sakė: angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi, juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo lobyno iškelia blogą. Taigi jau pagal tai, ką žmogus kalba, galime atpažinti, ar jis yra geras, ar jame gyvena šventoji dvasia, ar jo vaisiai, lūpų vaisius pats pirmiausias yra, ar jo lūpų vaisiai yra geri, o paskui dar ir darbai. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą, ir čia labai svarbu, už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Mes matome, kad žodis yra labai svarbus. Kristus yra įsikūnijęs žodis ir žodžiai Dievo akise turi be galo didelę reikšmę ir yra labai svarbus. Ir mes įtikėjusieji turime save mokyti, atnaujinti turime savo protą ir mokytis disciplinuoti savo liežuvį, nes liežuvis yra mažiukas, bet jis turi didelę galią, nes žodžiai Dievo akise yra labai svarbus. Ir hebrajiškai žodis ir daiktas skamba vienodai, todėl jų kalba yra labai aišku, kad ką tu sakai, tai yra iš karto ir daiktas. Žodis yra kaip daiktas tas pats. Vadinasi, negalima sakyti to, ko nenori turėti, reikia sakyti tik tai, ką nori turėti. Ir dabar čia Kristus sako, už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Kokie yra tušti žodžiai? Tušti žodžiai yra, kuriuose nėra gyvybės, nėra gailestingumo, nėra meilės. Tušti žodžiai yra, kurie yra smerkiantis, pasmerkiantis žodžiai, destruktyvūs žodžiai, kaltinimo žodžiai, neapykantos žodžiai, siejantis nesantaiką, mirtį žodžiai. Taigi mūsų žodžiai turėtų būti netušti, jie turėtų būti pilni gyvybės ir gyvenimo, kokį skelbė Jėzus Kristus ir Viešpats savo šventajame rašte. Atsakingai žiūrėkime į savo žodžius, tikrinkime juos prieš juos išleisdami iš savo burnos, iš savo lūpų, kad jie nebūtų tušti, bet kad būtų pilni Dievo dvasios teikiančios gyvybės, džiaugsmo, sustiprinimo, palaikymo, pakylėjimo, meilės, ramybės, paguodos, užuojautos, atjautos, vilties, vedantis kartais gal į korekciją, į pasitaisymą. Ar ne? Sako, Dievo žodis yra veiksmingesnis nei dviašmenis kalavijas, persmelkiantis mus iki pat sielos ir dvasios atšakos. Taigi, Dievo žodis yra tinkamas auklėti ir mokyti ir ugdyti. Kalbėkime dalykus pagal Dievo žodį, atitinkantį tai, kas parašyta Viešpaties raštuose, kad mūsų žodžiai būtų netušti, bet pilni gyvybės, užpildyti gyvybę. Nes pasirodo, kad pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Todėl kalbėkime atleidimą, kalbėkime išteisinimą, kalbėkime atleidimą, sakiau jau, ar ne, palaiminimus, kalbėkime meilę, kalbėkime įkvėpimą, kalbėkime džiaugsmą. Ir neleiskime tuštiem žodžiam bereikalingai eikvoti mūsų energijos, mūsų gyvenimo,
mums dovanojama Viešpaties ir jo šventosios dvasios. Taigi matomam, kad žodžiais mes galime nuliūdinti šventąją dvasią, piktžodžiavimu ištartų žodžių prieš dvasią, ar ne? Ir suprantame, kad žodžiai yra labai labai svarbus. Pažiūrėkime labiau, dar atidžiau pažiūrėkime, kas yra mums sakoma apie žodžius šventajame rašte. Nes tai išties svarbu, kaip ir supratote, svarba žodžio yra ypatingai pabrėžta šventajame rašte. Ir dar labiau temoje susijusi su šventąja dvasia, kadangi mes ruošiamės jos priėmimui ir gyvenimui pagal dvasią, tai atidžiai pažiūrėkime, kaip turime kalbėti. Efeziečiam laiškas 4 skyrius 29 eilutė sako: joks bjaurus žodis neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Štai vienas iš variantų. Kaip turime naudoti žodžius, kokie žodžiai turi išeiti iš mūsų lūpų. Patarlių 18 skyrius 21 eilutė sako: mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisius. Taigi mes savo liežuviu galime dovanoti gyvenimą ir galime skelbti mirtį. Atidžiai žiūrėkime į tai, ką sakome. O dažniausiai sakome tai, ko yra perpildyta mūsų širdis, ar ne, jau matėme prieš tai rašto eilutėje. Todėl žiūrėkime, ką mes sudedame į savo širdį. O į mūsų širdį patenka dalykai per 2 kanalus, tai yra ausis ir akis. Taigi atidžiai padarykime reviziją, ką mes žiūrime ir ko klausomės. Tegul šie 2 portalai, šios 2 durys arba vartai, kurios yra atviros, įleidžia viską, kas gali įeiti į mūsų širdį, te bus šie 2 kanalai konsekruoti, pavesti, paaukoti, pašvesti tik geriem dalykam, kad mes nuolatos klausytumėmės, jeigu ne vien tik Dievo žodžio, bet tuomet Dievo žmonių, klausykimės Dievo žmonių, nes jie kalbės mums tiesą ir jie mums kalbės gyvenimą. Pasaulyje, kaip matėte, yra daugybė dvasių, pasaulio dvasių, kurios neturi nieko bendro nei su gyvybe, nei su Viešpačiu, nei su jo dvasia. Ir tos dvasios, jos nori mums kalbėti destrukciją, jos kalba į mūsų gyvenimą mirtį, chaosą, neramumą, nerimą, stresą, baimės ir panašiai. Ir jeigu mes joms atveriam ir duodam savo ausis ir akis, mes žiūrime, ką ten rodo ir ką jie kalba. Mūsų širdis prisipildo šių dalykų, nerimų, baimės, streso, pergyvenimų ar dar blogiau kažkokių nešvankybių, bjaurysčių, paleistuvysčių, kurių yra pilna televizija, pilna socialinė medija, visos žinios, visos laidos, visi filmai yra perpildyti smurto, agresijos, žudynių, paleistuvystės, destrukcijos, chaoso, tamsos, visų bjaurių, nuodėmingų dalykų. Neduokime tiems dalykams savo ausų ir akių, kad šie dalykai neužpildytų mūsų širdies, nes tada iš mūsų lūpų taip pat pradės eiti tušti žodžiai arba žodžiai bjaurūs pagal tai, ko mes pripildėme savo širdį. Labai atidžiai saugokime, ką leidžiame įeiti per mūsų ausis ir akis. Klausykime tik tai, kas šventa, kas gražu, kas tyra, kas skaistu, kas girtina, kas kilnu, kas malonu Viešpaties akyse, tai, kas patinka Viešpačiui, ir jis pripildys mūsų širdis gyvybės ir džiaugsmo, ramybės, tikėjimo, vilties, sveikatos, pasitikėjimo juo, būsime stiprus, būsime laimingi, būsime linksmi. Niekas pasaulyje negalės suprasti, kodėl viskas aplinkui taip chaotiško, tu esi tokia rami, toksai ramus, toks laimingas. Tavęs niekas nepermuša, neišmuša iš vėžių. Tu jauti pasitikėjimą savimi, Dievu, ateitimi.
Štai ką duoda mums Viešpats. Taigi, kad neišeitų bjauri žodžiai iš mūsų lūpų, turime pripildyti savo širdį per ausis ir akis tai, kas yra tinkama. Pirmiausia, tai Dievo žodžio pažinimas. Ir tada iš mūsų lūpų išeis tai, kas tinkama, gera, tinka ugdymui, suteikia malonę klausytojams ir mes kalbėsime gyvenimą. Mūsų liežuvis kalbės gyvenimą. Ir mes valgysime gyvenimo vaisius. Sekanti rašto eilutė, kurią noriu pažiūrėti kartu su jumis, yra ši Kolosiečiams 3 skyrius 8 eilutė. Bet dabar jūs visą tai nusivilkite: rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Štai dar kartą. Kad neliūdintumėm šventosios dvasios, tai neišeina joks bjaurus žodis iš mūsų lūpų. Kalbėkime gyvenimą. Ir nusivilkime nuo mūsų lūpų nešvarias kalbas, rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą. Sekanti rašto eilutė tai yra Patarlių 25 skyrius 11 eilutė, kuris sako: laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro dėkle. Vau, kaip gražiai. Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle. O Patarlių 16 skyriaus 24 eilutė sako: malonūs žodžiai yra kaip medus, saldūs sielai ir sveiki kūnui. Štai ir šventam rašte yra daug vietų kalbančių apie žodžius, apie kalbą, kokia jinai turėtų būti, ko mes neturėtumėm sakyti ir ką reiktų sakyti. Tai pabrėžti mūsų žodžių svarbą aš noriu tuo, kad savo žodžiais mes galime nuliūdinti šventąją dvasią, o tai yra neatleidžiama. Ir dar viena eilutė, kurią noriu pabrėžti, tai yra Psalmė 19 psalmė 14 eilutė, kuris sako: tepatinka tau mano lūpų žodžiai ir mintis mano širdies, Viešpatie, mano stiprybė, mano atpirkėjau. Taip, labiausiai aš trokštu, kad mano žodžiai, mano lūpų žodžiai ir mano širdies mintis patiktų mano Viešpačiui, kuris yra mano stiprybė ir mano atpirkėjas. Lygiai taip pat aš tikiu, kad jis yra ir jūsų. Taigi, nuolatos siekime to, kad Viešpačiui patiktų mūsų lūpų žodžiai ir mūsų širdies mintis. Viešpačiui, kuris yra mūsų stiprybė ir mūsų atpirkėjas. Taigi, tegul nuo šiol, padedant mums siųstam globėjui, šventajai dvasiai, mūsų žodžiai visada bus kupini, persmelkti, permirkę gyvybės, meilės ir gailestingumo, vilties ir džiaugsmo, tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu, pakeliantis, paguodžiantis, gydantis, sustiprinantis, teikiantis gyvybę ir laisvę, lyg aliejus, patepantis žaizdas ir gydantis, aliejus besisunkiantis iš šventosios dvasios patepimo, kurio mes šių serijų pabaigoje paprašysime. Na ir pabaigai šio susitikimo trumpai pažiūrėkime, kaipgi ta šventoji dvasia yra gaunama. Ir čia mums į pagalbą ateina Evangelija pagal Luką,
11 skyrius, kuris sako, nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonas prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies duotų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami blogi, sugebate, mokote savo vaikams duoti gerų dalykų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Paprasčiausiai tiems, kurie jį prašo. Ir šita eilutė švento rašto yra dažnai naudojama apie tai, kad prašykite ir gausite, ar ne? Ir kad taip, manau, tikrai kiekvienas esate girdėjęs jau ir skaitę savo šią rašto eilutę, tik dažnai būna naudojama kitame kontekste, ne apie šventąją dvasią, bet iš tikrųjų ji tikrai tiesiogiai, pačiu tiesmukiausiu būdu kalba apie šventosios dvasios gavimą, kuri yra tokia gera dovana, yra be galo geras dalykas, kurį geras tėvas duoda savo vaikams, kuris duoda tik tai gerus dalykus, nes jis yra geras, iš tiesų geras. Toks geras, kokio gero nėra nei vieno žmogaus šiame pasaulyje. Taigi, prašykite ir gausite. Ir tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Ir sekančiam susitikime mes prašysime šventosios dvasios ir šventosios dvasios patepimo. Iki pasimatymo.